Labadiena, gerbiami žiūrovai, Surplys ir Gaublys vėl tikisi jūsų dėmesio. Kalbėsime apie užsienio politiką, kaip visada, ir šiandien dvi temos. Tai pirmiausia, pakalbėsime apie Rusiją ir joje bręstančius taip vadinamo prezidento rinkimus, kurie įvyks jau kitais metais. Na ir kita tema, kažkaip pražiūrėjau, kalbėdamas apie Lietuvą ir pasakodamas, kad mes apie Lietuvą pirmiausia galvosime apie jos interesus ir eisime tolyn į Gaublį, ir pražiūrėjau Baltarusiją. Tai šiandien noriu trumpai pakalbėti apie Baltarusiją ir turime vėlgi aktualijų susijusių su šia mūsų kaimynė. Taigi, pirmiausia, noriu trumpai atkreipti dėmesį į tai, kaip Rusijos taip vadinami prezidento rinkimai paveiks karą Ukrainoje, kuris žinoma gresia ir mums, ir kelia nerimą, kelia susirūpinimą ir vis dar išlaiko mūsų žmogiškumą, mūsų jautrumą labai aukštoje parengtyje. Putinas praeitą savaitę paskelbė, kad jisai vis dėlto kandidatuos prezidento rinkimuose ir šiaip jau normalios šalis vykstant karui, vengia rengti rinkimus, bet Putinas aišku gali juos rengti pradėjęs karą ir savo šalyje, vadindamas karą specialiąją operaciją ir tuo pačiu rengti užgrobtose teritorijose Ukrainoje. Taigi prezidento taip vadinami rinkimai įvyks ir ką tai reiškia. Bloga žinia, ir mes jau tą matome, kad Putinas labai aktyviai dabar imasi agresijos prieš Ukrainą, kiekvieną naktį yra apšaudomi Ukrainos miestai, stengiamasi kuo daugiau pataikyti į Kyjivą. Vėl prasidėjo tas pats, kas vyko pernai, kai taikomasi tikslingai į Ukrainos infrastruktūrą, į šildymo sistemas, kad žmonės šaltų žiemą, atėjus žiemai, o Ukrainoje ši žiema, kaip ir Lietuvoje beje, prasidėjo labai šaltai ir su labai daug sniego, taigi norima atkirsti šildymo sistemas, kad žmonės tiesiog šaltų savo būtuose, juos taip pat kiekvieną naktį apšaudant. Akivaizdu, kodėl tai vyksta, todėl kad Putinui reikia pademonstruoti, kad ši jo vadinama specialioji karinė operacija juda į priekį. Šią savaitę jisai surengė savo pernai nedarytą spaudos konferenciją, tokia pakazucha, sakykime taip, kurią jisai visai šaliai demonstruoja apie 2 valandas ir atsakinėja į, aišku, iš anksto surežisuotus klausimus. Tai pernai nerengė, nes situacija fronte tikrai buvo liūdna. Šiemet jau jisai mato optimizmo ženklų ir išėjęs prieš savo tautą jisai ir toliau peza apie tai, kad ši jo specialioji karinė operacija visus tikslus pasieks ir pagrindinis tikslas yra denacifikuoti Ukrainos valdžią. Jis taip ir įvardino, kad Volodymyras Zelenskis tiesiog yra gerai žinomas nacistas. Atkreipsiu dėmesį, gerbiamas Vladimiročiau, kad Zelenskis šiaip jau yra žydiškos kilmės, bet jeigu jums patogu, jisai yra didžiausias nacistas ir jį būtina pašalinti. Taip pat Putinas atkreipė dėmesį į tai, kas rusams kelia nerimą, netgi rusams, kad panašu, kad karui stumtis į priekį jam reikės dar mėsos. Ir buvo baimių, kad jisai skelbs dar vieną mobilizaciją po to, kai vėl bus perrinktas taip vadinamų prezidentų, bet toje spaudos konferencijoje jisai pareiškė, kad jokios mobilizacijos nereikės, nes Rusijoje rasis dar 500 000 savanorių. Reikėtų vėlgi Vladimiročiau atsisukti vaizdo įrašus ir pamatyti, kas dėjosi prie Rusijos sienų su Sakartvelu, kai tamsta paskelbėte pirmąją mobilizaciją, kiek tūkstančių žmonių bėgo iš šalies, bet Rusija yra stebuklų žemė. Rusijoje, jeigu prezidentas sako, kad bus 500 000 savanorių, aš linkęs tikėti, kad jų ir bus. Aišku, jų labai niekas ir neprašys paaiškinti, kokiu būdu jie panorėjo tapti savanoriais. Ir tie žmonės vėl bus siunčiami kaip patrankų mėsa, labai silpnai apginkluoti, bet Putinui šitą karą reikia tęsti, jeigu jis nori išlikti valdžioje. Tai tiek blogų žinių. Yra, ko gero, 2 geresnės žinios, kas susijęs su tais taip vadinamais rinkimais. Tai pirmiausia, vis dar galima sakyti, kad šitas karas yra Putino arba Kremliaus karas, nors jį ir palaiko labai didelė dalis apklausose pasisakančių Rusijos federacijos piliečių. Jeigu pasibaigus prezidento rinkimams vykstant karui, vadinamam specialiąją operaciją, Rusijos prezidentu ir toliau bus perrinktas Putinas, o panašu, kad taip įvyks ir tai bus padaryta didelė balsų dauguma, šitas karas oficialiai, de jure, galima sakyti, taps visos Rusijos karu. Ir tai reiškia, kad visos sankcijos, visi apribojimai,
visi išbraukimai iš visur, tame tarpe vėlgi grįžtant ir iš Paryžiaus olimpinių žaidynių vasarą, vėl bus galimi svarstyti ir manau, kad stumsis į priekį. Tai vėlgi rusų tauta turėtų apie tai labai stipriai pagalvoti, kad netaptų šitas karas ant jų galvos, taip sakant, dėme, kurios nebebus galima nusiplauti. Ir atkreipkite dėmesį, Ukraina šitą karą kovoja jau nuo 2014 metų, jau beveik 10 metų ir tai yra jau daugiau negu vyko Pirmasis pasaulinis karas ir jau ilgiau negu vyko Antrasis pasaulinis karas. Štai tiek Ukrainai tenka iškęsti, veikiant kaip buferiui ir saugant mus nuo Rusijos imperialistinės agresijos. Na ir dar viena gera žinia, kuri šiaip jau gal ir nebus ypatinga, yra ta, kad Putinas, kuris surengs akivaizdžiai nelegitimius rinkimus, akivaizdžiai pažeidžiančius visas demokratijos normas, kaip ir Lukašenka, tarptautinės teisės prasme taps nelegitimiu prezidentu, feikiniu prezidentu, netikru, nelegaliu prezidentu. Bet kaip į tai nusispjauti Lukašenkai, tai turbūt bus nusispjauti ir Putinui. Tai nusispjauti ir mums ant Rusijos tiek žinių. Na ir antroji šios laidos tema, kaip jau sakiau, yra Baltarusija. Kokiosgi aktualijos? Aktualijos yra dvi ir apie jas norėčiau pakalbėti. Lietuvoje kyla vėl banga nepasitenkinimo tuo, kad į Lietuvą atvyksta daug baltarusių ir kyla tam tikrų politinių iniciatyvų vėlgi prilyginti Baltarusijos piliečius Rusijos piliečiams. Tai šioje vietoje aš noriu pasakyti, kad aš griežtai nepritariu tokiam politiniam manipulacijom ir manau, kad bet koks lietuvių priešinimas su baltarusiais yra šiuo metu naudingas tik tai dviem žmonėms pasaulyje, tai yra Putinui ir Lukašenkai. Tačiau faktas, kad mes turime pasirūpinti savo nacionaliniu saugumu. Taip mes remsime Baltarusijos žmonės, bėgančius nuo represijų, bėgančius nuo Lukašenkos režimo, mes remsime jų laisvės ir demokratijos siekę ir vėlgi, gerbėmieji, grinai dėl savo saugumo, kad norime turėti nuspėjamą, demokratišką, saugų, prognozuojamą kaimyną, norime, kad Astravo atominė elektrinė būtų išjungta, norime, kad Rusijos kareiviai paliktų Baltarusijos teritoriją ir išsivežtų iš ten savo branduolinį ginklą ir dėl to mes turime remti Baltarusijos opoziciją su Svetlana Tsikhanouskaja priešakyje. Tačiau čia mums reikia susitelkti dviem labai svarbiems darbams. Kartu Lietuvos politikams, Lietuvos tarnyboms ir Baltarusijos opozicijai su Svetlana Tsikhanouskaja priešakyje. Visų pirma, rūpindamasi savo nacionaliniu saugumu, jeigu nenorime riboti į Lietuvą atvažiuojančių žmonių skaičiaus, turime padaryti viską, kad mūsų migracijos departamentas ir valstybės saugumo departamentas turėtų visus pajėgumus, kurie leistų išfiltruoti tarp atvykstančių baltarusių, kurių Lietuvoje jau turime arti 70 000, tuos, kuriuos čia siunčia Lukašenkos režimas, tuos, kurie dirba jo karinėse įmonėse, tuos, kurie maitina jo režimą, tuos, kurie apsimeta, kad bėga nuo režimo, iš tikrųjų atvyksta čia kenkti Lietuvai. Ta galima padaryti, stiprinant mūsų tarnybų pajėgumus, to prašome jau eilę metų ir tai yra daroma, tačiau kartais, kalbu apie migracijos departamentą, susidaro įspūdis, kad pinigai yra skiriami ne tam, kam reikia, nes vis plečiamas etatų skaičius, bet žmonės dirba už vos ne minimumą, žmonės su teisiniu išsilavinimu. Taigi jau eilę metų kalbu apie tai, kad reikia kelti atlyginimus mūsų pareigūnam, kurie iš principo saugo Lietuvos saugumą. Antras dalykas, apie ką kalba ir Svetlana Tsikhanouskaja, Baltarusijos opozicija turi labai aiškiai įsijungti, padėdama mūsų tarnyboms išgliaudyti tuos blogio elementus iš Lietuvoje esančių baltarusių. Jie turi savo kanalus, jie turi savo pažintis Baltarusijoje ir jie tikrai gali atsekti, kas atvažiuoja iš tikrųjų nukentėjęs nuo Baltarusijos režimo, o kas atvažiuoja po priedangą dirbti griaudamas Lietuvos saugumą. Taigi tą turime padaryti. Ir šioje vietoje aš visą laiką sakiau, kad taip,
mūsų pagrindinis prioritetas yra mūsų nacionalinis saugumas, tačiau jokių būdų mes negalime viešai kalbėti, kad mes norime sulyginti Baltarusijos piliečius ir Rusijos piliečius, nes tai tiesiog yra nesąžininga. Taip, Baltarusijoje vyrauja mums priešiškas Lukašenkos režimas, tačiau ten žmonės masiškai buvo išėję į gatves 20 metais po netikrų prezidento rinkimų, po pavogtų prezidento rinkimų. Ten žmonės ardo bėgius, kad kariniai kroviniai, kuriuos Lukašenka priėmė į savo teritoriją iš Rusijos, nepasiektų Ukrainos teritorijos. Ten žmonės vis dar kasdien po keliasdešimt yra susėmiami ir kišami į kalėjimus, ten tardomi, ten prievartaujami, mušami, kankinami, terrorizuojami tų žmonių artimieji ir taip toliau. Tai vis dar vyksta ir šiuo metu Baltarusijoje yra 2000 politinių kalinių, įskaitant ir taikos premijos laureatą Alesį Beliackį. Na ir aišku, lyginti su Rusijos federacija, kur 70% su virš žmonių palaiko Putino karą prieš Ukrainą, mažiausiai yra nesąžininga. Taigi turime padaryti tą skirtį ir turime sudaryti Baltarusijos žmonėms galimybės pabėgti ir galų gale integruotis čia, aišku, mokantis lietuvių kalbos, aišku, bandant įsilieti į Lietuvos ekonomiką ir aišku, padedant Baltarusijos opozicijai ir nekenkiant Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ta turime padaryti ir čia Baltarusijos opozicija turi kalbėti labai aiškiai ir garsiai, kad jinai nesiekia tik tai sudaryti Baltarusiam galimybės atvykti į Lietuvą ir čia gyventi, bet jinai yra pasiruošusi padėti mums išsivalyti nuo kenksmingų elementų. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į tokią detalę, kad Lukašenka neseniai išleido įstatymą, pagal kurį kiekvienas baltarusis, kurio pasas baigia galioti, privalo grįžti į Baltarusiją ir pasikeisti savo pasą. Nebegali to padaryti Baltarusijos ambasadose pasaulyje. Ką tai reiškia? Na, vėlgi, tai kiekvieną Baltarusį pabėgusi iš šalies, išvažiavusi iš šalies, daro režimo pabėgėliu, nes jeigu jisai nebijo grįžti į Minską, jeigu jis nebijo grįžti į Baltarusiją pasikeisti paso, nebijo, kad ten su juo bus susidorota, turbūt tada jis tikrai yra režimo pakalikas. Tai visi tie, kurie iš tikrųjų bijo, kurie iš tikrųjų prašo pratęsti leidimus, jiems suteiktus leidimus gyventi Lietuvoje ar bet kurioje kitoje ES šalyje, aš manau, turi teisę prasitęsti dokumentus tam, kad nereikėtų grįžti į ten, kur jiem grėsia kalėjimas arba mažiausiai tardymas. Tai tiek dėl spekulacijų apie galimus ribojimus baltarusiams atvykti į Lietuvą. Kitas klausimas, apie kurį irgi noriu pakalbėti, yra neseniai kilusi ta taip vadinama litvinizmo drama. Kas yra litvinizmas? Aš labai gerai prisimenu, kai dirbau 2008 metais užsienio reikalų ministro, tuometinio užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko patarėjų, mes su profesoriumi Bumblausku juokiamės, kad šiek tiek persistengėme, bandydami baltarusiams įteigti, kad jie yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės palikuonis, o ne kažkokios slavų imperijos, kažkokios Ruski Mir palikuonis. Ir persistengėme dėl to, kad baltarusiai taip gerai tą suvirškino, o jeigu konkrečiai tai vienas labai gerai suvirškino Aleksandras Lukašenka, kad jie pradėjo sakyti, da, mes esame litvinai ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo baltarusiška. Ir jūsų Vytautas, ir jūsų Mindaugas, ir jūsų visi buvo baltarusiai. Taigi jie pradėjo skleisti šitą naratyvą ir permušė iš mūsų istorinį iniciatyvą, statydami paminklus Vytautui, Mindaugui, Baltarusijoje, restauruodami savo Krėvos ir visas kitas Nesvyžiaus ir Myriaus pilis, tokio euro remonto būdu, bet Lukašenka labai gerai pagavo, kad šitoj vietoje jis gali išmušti lietuviam kortą istorinę ir netgi pradėti kalbėti apie tai, kad da, ir Vilnius yra mūsų Baltarusių. Tai va, tai dabar, kai mes iš tikrųjų labai nuoširdžiai veikiame kaip Baltarusijos opozicijos ir laisvę mylinčių žmonių priebėga, vėl radosi ta litvinizmo idėja. Kas ją sukūrė, kas ją iškėlė vėl, aš nežinau. Ar tai buvo naivūs baltarusiai, kurie čia radę prieglobstį pradėjo kalbėti apie tai, kad šiaip jau Vilnius mūsų ir Lietuva yra tik tai Baltarusijos istorinė klaida.
ar tai sukūrė Rusijos propagandistai tam, kad sukiršintų lietuvius su baltarusiais, bet iš tikrųjų tai yra žiauriai negerai šiuo metu. Aš mėgstu vėlgi juokauti, kad palaukit, baigime karą, laimėkime karą Ukrainai, pašalinkime Lukašenką iš valdžios, atkurkime draugiškus dviejų valstybių santykius, o tada mūsų istorikai galės sėdėti, prakaituoti ir kalbėtis apie tai, kokia buvo mūsų bendra istorija. Dabar mes turime daug svarbesnių darbų. Ir aš džiaugiuosi, kad Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Tsikhanovskaja tą supranta. Jinai kalba apie tai, kad Baltarusijos visuomenė tikrai arba nežino apie tą litvinizmo idėją, arba ją tiesiog nekreipia į ją dėmesio. Bet aš vėlgi labai norėčiau ir tikiuosi, kad būtent tai Svetlana Tsikhanovskaja labai garsiai ir įkalbės ir paskelbs, kad tai nėra Baltarusių ambicijos, čia užimti Vilnių, čia jį baltarusizuoti, čia pasiekti, kad vėl dauguma kalbėtų slavų kalbomis. Tai labai garsiai reikia paskelbti. Ir aš tikiuosi, kad tai bus padaryta, nes mes šiuo metu tikrai turime rimtesnių problemų. Na ir dar vienas dalykas, kuriuo noriu baigti šitą laidą, kalbėdamas apie Baltarusiją. Pamenate, labai trumpai, 20 metais, rugpjūčio mėnesį, Lukašenka vėl buvo perrinktas prezidentu, nors niekas už jį nebalsavo, nors biuleteniai, kuriuos žmonės dalijosi, kuriais socialiniuose tinkluose rodė, kad jie visi balsavo už Svetlaną Tsikhanovskają, paskui buvo masiniai protestai, pasivaikščiojimai taip vadinami, paskui buvo masinės represijos, padedant Rusijos specialiosioms tarnyboms, žmonės buvo sudoroti, sukišti į kalėjimus, ten išprievartauti, sumušti, kai kurie nužudyti ir taip toliau. Na ir tada Svetlana Tsikhanovskaja atbėgo į Vilnių su savo biuru, iš čia pradėjo veikti kaip vieningos opozicijos atstovė, o Lukašenka, kadangi masiniai protestai tikrai buvo labai dideli ir sulaukė labai daug atgarsio pasaulyje, pažadėjo, kad jisai išleis naują konstituciją, kuri išspręs štai šitas problemas. Ir jisai, kaip žadėjo, taip ir padarė, surengė tipo diskusijas visuomenę ir 22 metais radosi nauja konstitucija. Tai štai šioje konstitucijoje buvo įrašytas labai įdomus naujas darinys. Visuotinė visų Baltarusių asamblėja, ar kaip jinai ten vadinasi, sudaryta iš 1200 visuomenės lyderių. Kaip kolchozų metais sielsavietų atstovų, kažkokių mokslininkų, kažkokių parlamentarų, kažkokių teisėjų, žodžiu, toksai jovalas, 1200 šalyje, kurioje gyvena netiek ir daug žmonių, toks Kazakstano lygio darinys, kurio vadovu, aišku, turėjo būti Aleksandras Grigorjevičius Lukašenka. Ir tada jisai pareiškė, kad bičiuliai, mėly Baltarusiai, aš jums pažadu, kad po to, kai mes priimsim šitą naują konstituciją, po to, kai rasis šitą naują asamblėją, aš nebebūsiu jūsų prezidentas. Na, žmonės, kai kurie naivesni patikėjo, pagalvojo, kad taip jisai prisijima Nazarbajevo, Kazakstano prezidento buvusio poziciją ir ten sėdės toj tarybai, o tai tarybai suteikti milžiniški įgaliojimai, jinai gali nuversti prezidentą, jinai gali paskelbti karą, jinai gali paskelbti ekstremalią padėtį, jinai gali pašalinti visus, kurie buvo išrinkti į valdžią neteisingi žmonės, kaip yra parašyta. Taigi toks sukurtas briedas, kuriam ir toliau vadovautų Lukašenka ir galėtų nebesivadinti prezidentu. Bet tie, kurie tikėjo, pasirodė tikrai esantis naivus, nes jau šiemet jisai pareiškia, kad pabaikime visas šitas kalbas apie valdžios perdavimą, žodžiu, bus kaip bus. Ir taip pat pagal tą naują konstituciją 22 metų vasario mėnesį mes turėsime cirką Baltarusijoje, vėl pavadinimų rinkimai. Šį kartą rinks vietos valdžios organus ir rinks parlamentą. Aišku, juos laimės patys žinote kas. Ir po to bus suformuota ta asamblėja, kuri jau turės visokiausias galias. Ir vėlgi, pagal tai, kaip parašyta toje konstitucijoje, Lukašenka galės būti ir prezidentu, ir tos asamblėjos vadovu. Nu, aukščiau tik Dievas turbūt. Tai ir tai dar, kaip sakant, pavėjočiau. Tai va, tai Lukašenka taip nusitėsė savo kelią amžinai valdyti Baltarusiją ir jo tas Koščėjaus plaukas turbūt yra tik tai Ukrainoje. Jeigu Ukraina laimi karą, jeigu Putiną kažkas, taip sakant, priverčia pasiduoti, tada turbūt krenta ir Lukašenkos likimas. Dabar kokia šių visų rinkimų atžvilgių yra Baltarusijos opozicijos pozicija? Labai įdomu. Mes labai norėtume, kad vyktų vėl protestai, kad vyktų vėl masinės demonstracijos, kad vėl įvyktų masinis ėjimas balsuoti ir laimėtų opoziciją, bet jau turbūt irgi neturime būti naivus, nes Baltarusijos jėgos tarnybos labai gerai ruošiasi šitiem rinkimam. Yra aiškiai siunčiami signalai žmonėm, kad jūs net nebandykit, nes kiekvienas išėjęs bent parodyti protestą gaus bananą kaip mažiausiai ir kaip mažiausiai per kuprą. Ir, žodžiu, ta masinė baimės atmosfera nevyrauja ir faktas, kad bet koks bandymas
šitos rinkimus paversti opozicijos triumfu būtų tiesiog sudaužytas bananais ir lazdomis. Dėl to opozicija ragina Baltarusijos žmonės neiti balsuoti, nedalyvauti, kad kai Lukašenka paskelbs, kad dalyvavo 90% piliečių, tai būtų tiesiog pajuokos objektas, nes niekas nebūtų į tos rinkimus nuėjęs. Ir jeigu įvyktų taip, kad kaip gerai sovietiniais laikais visus vežtų autobusais, privaloma tvarka pagal darbovietės ir taip toliau, tai vėlgi žmonės yra prašomi plėšyti biuletenius, gadinti, balsuoti prieš visus, kad būtų galima parodyti, kad tų rinkimų tiesiog nebuvo. Tai buvo farsas, tai buvo cirkas ir taip toliau. Taigi šioje vietoje nieko naujo, Baltarusijos demokratija lieka tokia, kokia jinai yra, tai reiškia tik tai pavadinimas, realiai ten nieko nevyksta. Ir vėlgi norėtųsi palinkėti Baltarusijos opozicijai neužgesti ir norėtųsi palinkėti Baltarusijos opozicijai aiškiau ir garsiau kalbėti apie tai, kad yra dar Baltarusijoje kritinė masė, kuri nesusitaikė, nesusitaiko ir nesusitaikys su tuo, kaip Lukašenka valdo šitą mūsų kaimynę. Tai to ir norėčiau palinkėti mūsų kaimynam. Ir šiuo baigiu laidą. Kaip visada laukiu jūsų klausimų. Turiu prisipažinti vėlgi, kad prieš tai buvusioje laidoje apie krikščionybės ateitį Europoje dėja komentarų nebuvo. Tikiuosi, kad dabar aš tikrai jūsų lauksiu. Ir kreipiuosi į tuos, kurie rašote, buvo tokių komentarų, kurie rašote realiai Rusijos propagandistų žodžiais apie tai, kad Ukraina čia pasirodo užpuolė Rusiją, o ne atvirkščiai. Nesivarginkit, nerašykit, niekam to nereikia ir niekas jų neskaito. Tai tuo ir noriu baigti šitą laidą. Artėjančių kūčių ir kalėdų progą noriu jums palinkėti labai ramaus dangaus virš mūsų galvų, noriu palinkėti santarvės jūsų šeimose, noriu palinkėti, kad jausmai būtų tikri, širdis būtų karštos, galvos būtų vėsios ir mes su viltimi pasitiktume 2024. Ačiū Jums. Iki. Тільки у серці тривожним почую за країну родимую жах. Вспомню острую браму святую и вояков на грозных конях. У белой пене проносятся кони, рвутся, пнутся и тяжко хрипять стародавней литовской погони. Не разбить, не спинить, не стримать стародавней литовской погони. Не разбить, не спинить, не стримать. Безмежную даль вы летите, а за вами, пред вами годы. Вы за ким у погоню спешите, где шляхи ваши идут и куды? Моя небела Русь понеслися за твоими детьми. Что забыли тебя, отреклися, продали и отдали в полон. Что забыли тебя, отреклися, продали и отдали в полон. Бійте у серці й бійте м'ячами, не давайте чужинцями быть. Хай почую
сміюсь, як серця ночами, а братимой сторонці пам'ять. Мати, родная мати, країна, не устішиться этакий боль. Ты пробачь, ты прими своего сына за тебе. Яму мерить дозволь. Ты пробачь, ты прими своего сына за тебе. Яму мерить дозволь. Летут стые кони, сребной збруяй далеко гремять, стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать